Sakykit, Jadvyga, gal turit taip ką perduoti žiūrovams, kas mūsų laukia ateityje? Ateitis mūsų labai graži ir dabar visur yra labai gražu, bet pagrindas tai esam Lietuvoje. Todėl, kad tai yra labai dvasinga tauta, tikrai meldžiasi labai daug žmonės, nesvarbu, bet tai yra palaimas ieško, žinių ieško, meditacijos, grožį kūrė, kiek gražių sodybų, kiek visko pas mus yra. Norėčiau pasakyti, apie 18 metus ateina į valdžią nauji žmonės. Nauji, protingi, išmintingi, iš šviesos pasaulio paskirti. Vienas iš tokių yra, vienu žodžiu, 2 metais atėjęs Lietuvoje. Man nerūpi kitos valstybės, man rūpi Lietuva ir Europa. Europai yra apsauga didžiulė, kosminė apsauga, kuri lemia Povilo piramidės kupolas. Jisai skleidžia 1600 km į visas pusės. Tai yra erdvėlaivis iš centrinės saulės. Tai yra, pabuvoja ten, nelieka ligų. Tai yra tiksliai, nes tai yra kitos energijos, vibracijos, labai galingos. Bet svarbiausiai, kad žmonės pajaučia savo vidinį tokį žinojimą, kuris sielos įrašais atsineštas iš praeitų gyvenimo. 28 metai jau bus pilnas tas nušvitimas, todėl, kad mes būsime išsilaisvinę iš vergijos. Tai yra ir dvasinės vergijos, ir fizinės vergijos. Ir dabar reikia dirbti tik 4 valandas, normaliai, su didelė meile, kitą kurti grožį. Ar visuomeniniai, ar vaikus kokius prižiūrėti, ar padėti senelių namams, nes trūksta visuomenės paslaugumo kitam, kuriam labai reikalinga pagalba. Dėkui.